Tai tada galbūt vėl ir pradedame trečiąjį paskutinį raundą. Taigi, paklausimo teisė yra suteikiama vėlgi pagal sąrašo numerį Darbo partijai. Prašom. Darbo partija norėtų paklausti Tėvynės sąjungos konservatorių. Klausimas būtų toks. Ar jūs manot, kad yra sąžiningai elgiamasi rinkėjų atžvilgiu, kai į kandidatų sąrašus yra įrašomi biudžetinių įstaigų vadovai, seniūnai arba valstybės tarnautojai, kurie nėra politinio pasitikėjimo? Už klausimą. Šiaip jau šis klausimas visai Lietuvai yra, kaip pasakyti, aktualus. Tačiau, kaip žinote, buvo spręsta, galvota, ką daryti ir nuspręsta, kad tai leidžiama. Tai manyčiau, kad tai yra sąžininga, jeigu tai leidžiama. O iš kitos pusės, jeigu galvojant, kad tie žmonės, sakykime, jie negalės, jeigu išrinkti būti, tačiau tai yra aktyviausi mūsų piliečiai, jie ne veltui stovi ar vienam, ar kitam sąraše, turbūt ir jūs tą patį pasakytumėt, kad aktyvūs piliečiai ir net ir nebūdami taryboje, jie galės įtakoti rajono valdžios darbą. Ačiū. Toje partijoje, ne konservatorių, bet kitoj partijai. Bet kitoj partijai, ne konservatorių, bet kitoj. Iš 38 kandidatų į tarybos narius, 12 negali eiti tarybos nario pareigų. Tai čia dar blogiau. Liberalų centro sąjungos klausimas. Labas vakaras. Žiūrė, jie nelabai populiari. Turės antrą klausimą. Ukmergės ligoninė yra viena iš 8 Lietuvoje, kuri tapo regioninė ligoninė. Dabar kaip jūs, kaip jūsų partija įsivaizduoja realizuoti paslaugų plėtrą, kokybę ir prieinamumą ir iš vis ar jūs esat pasiruošę tokiam žingsniui, nes tai yra didelė atsakomybė. Ačiū labai, ačiū, kad man užduodat klausimus. Iš tikrųjų, aš pasijausiu čia labai populiari, bet visumoje labai geras klausimas. Iš tikrųjų, esam pasiruošę, aš jau dabar gal kaip vadovas, iš tikrųjų ir gydytojų kadrai yra atnaujinti. Ir numatoma, dar viena gydytoja birželio mėnesį baigs rezidentūrą, ruošiasi atvažiuoti. Yra numatytas, tik dar reikia teisinę bazę kiek tai įtvirtinti Respublikos mastu, kad didesnę dalį darbo atiduoti slaugytojams. Nes kaip žinot, rajone ir visur, ne tik mūsų rajone gydytojų, šeimos gydytojų, iš tikrųjų nebus per daug niekada, jų vis trūksta. Ir vienas iš jau pradėtų darbų, tai projektas finansuojamas ES lėšomis, psichikos dienos stacionaro įkūrimas prie Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro. Tai va, čia jau eina ne vien rajono lygių. Jau pradėdami šį projektą mes sudarėme sutartį su Širvintų PSPC, su Širvintų rajonu, kad jie galėtų ligonius atvežti į dienos stacionarą mums. Taip pat sudarėm sutartį su mūsų rajono pirminės priežiūros sveikatos įstaigomis, kad šitas psichikos dienos stacionaras, kuris tikrai išanalizuota Respublikos mastu, jis kūriamas ne vienas, jis tikrai yra reikalingas ir duos didelę naudą mūsų pacientams. Aš turėjau tokį klausimą, kad tiesiog sąrašuose yra valstybinių įstaigų vadovai ir jie žinoma eina, aišku, įstatymas taip, bet jeigu padarumas ir sąžiningumas, reiškia, rinkėjų atžvilgių, tai mes žinom, kad, reiškia, turbūt nei vienas nepasakys, kad buvo toks atvejis, kai, reiškia, atsisakė direktoriaus ar vedėjos pareigų ir nuėjo dirbti tarybos nariu. Tai va, tai tada gal sąžiningai, ir čia yra kaip tik tai vienas gausiausias sąrašas tokių, va, ir turbūt tokio atveju nežinau, gal ir buvo, tai gal tada, nu, kaip, reiškia, sąžiningiau būtų dublė.
numerį pristatyti kaip teatre. Nėra pagrindinio aktorio, reiškia, eina sekantis. Tai va, tai tada, nors, reiškia, reikėjai žinotų, kas ateis, reiškia, išrinksim vieną, o dirbs šitas, tai aš galvoju, tai va, kaip jūs galvojate? Nes jūsų sąrašas, taip? Jūs turit minti Valstiečių liaudininkų sąjungą. Taip. Dėkui. Nes jau čia didžiausias kandidatas ir čia tradicija gavosi. Ačiū. Aišku, įstatymas palankus. Tai prašom, tėvų atsako. Na, mes pasiskaičiavom realiai, kiek mes galime turėti taryboje balsų. Ir jeigu jūs pažiūrėsite į mūsų sąrašą, tai pirmas dešimtukas yra būtent tie, kurie gali būti tarybos nariais. Taip kad manau, kad mes visiškai sąžiningai šiai dienai žengėme į rinkimus. Labas vakaras. O aš norėčiau tokį klausimą pateikti, bet jisai galbūt, nežinau, kurį atsakys. Buvo nemažai pastabų išsakyta mūsų dabartiniai tarybai. Ir norėčiau paklausti, ar pasiteisino valdančioji koalicija, tai valstiečiai, socialdemokratai, naujoji sąjunga, vėliau net ir prisijungusi darbo partija. Ar ta koalicija jum pasiteisino ir ar sekančioje kadencijoje, ateinančioje kadencijoje, ar jūs vėl eitumėt į koaliciją su tais pačiais partneriais partijos? Galbūt konkretizuojam, į kokią partiją jūs... Aš dėl to ir sakiau, čia jau jie tegu pasiekė, valdančiai daugumai. Na, mes diskusijom laiko neturim, labai prašome įvardinti, todėl kad kaip mes galim žinot, kurie labai norės kalbėti. Galbūt tiesiog, kadangi buvo tokia sąlyga, kad reikia pateikti klausimą konkrečiai partijai. Kadangi daugiausiai, tiek to, paliekam tada gal socdemą. Ačiū gerbiamam Juliui už klausimą. Tai iš tikrųjų mes socialdemokratai tikimės, kad mūsų rinkėjai labai palaikys ir mes galėsime pilnai dirbti valdančioje daugumoje ir vieni. Bet, sakykime, mes, jeigu taip neatsitiks, mūsų partneriai tikrai pilnai gali būti ir tos pačios partijos. Tiesiog tikimės, kad mūsų svoris valdančioje koalicijoje, socialdemokratinis žodis, sakykime, ir mūsų vertybės bus aukščiau. Tai yra, mes turėsime daugiau mandatų, kad geriau atstovautume savo programą. Dėkui. Valstiečių liaudininkų sąjungos žodis. Klausimas. Na, aš tiesiog norėčiau tokį, gal ne visai patogų klausimą Tėvynės sąjungai. Ir klausimas, gal pirma būtų interpretacija, tai yra tai, kad mes už atvirą pokalbį, už atvirą diskusiją. Jeigu matome sprendimų būdus, jeigu matome problemas, jas norime kelti viešai ir diskutuoti. Tuo tarpu, jūs žinote, kad pastaraisiais metais buvo eilė skundų, kurie, na, sakykime, rajono tiek imidžui, tiek ir darbui pakenkė. Tai dabar klausimas būtų, kokią naudą rajonui pasiekėte, teikdami eilę skundų valstybės institucijoms? Galbūt Miškaukis repliką nori pasakyti, kaipgi dėl tų medžių. Ar džiaugsimės lietuviškomis liepaitėmis ar ne? Gerai. Replikos niekas nenori. Tai klausimas suteikiamas, teisė klausimas suteikiamas Lietuvos socialdemokratų partijai. Mano klausimas bus labai sunkus ir sudėtingas, todėl ir adresuojamas visom partijom. Bet kas pasirinks atsakyti... Tik vienai partijai laikykimės lygiateisiškumo principo. Labai gerai, tai tikrai aš tikiuosi, kad bent viena partija galės atsakyti šitą klausimą. Tiesiog, mūsų socialdemokratų sąraše, nors jisai būtų ilgiausias ir panašiai, mes, nežinau, galbūt dėja neturime tokių žinomų ir garsių verslininkų. Bet kaip jūs manote, tiesiog kandidatuojantis verslininkai į rajono tarybą, sakykime, ir kaip jų deklaracijos duomenys rodo, uždirbantis mažiau už
paprasta bibliotekininkė ar panašiai, kiek jinai be mažai uždirbtų, sakykime, ar tai yra normalu, ar čia yra kažkoks tai tiesiog, nežinau, vengimas tiesiog didelių pajamų ar panašiai. Tai tikrai nežinau, kuri partija galėtų atsakyti, kas turi daugiau verslininkų, nes mes socialdemokratai neturime. Reikėtų žinoti, kam jūs skiriate savo klausimą, taip kad prašom konkrečiai. Konkrečiai, aš nežinau, kas daugiausiai turi. Reikia žinoti, reikia. Liberalai, ne, tai tikriausiai reikia man tai, ar ne? Kas antras direktorius, man atrodo, liberalai. Ačiū už klausimą. Taigi noriu pasakyti, kad verslininkai nėra kito pasaulio ar kitos orbitos žmonės. Kriziniu laikotarpiu jie solidarizuojasi su aplinka ir atitinkamai mažina savo užmokesčius ir visą kitą. Paprasčiausiai paklaus pas bet kurį milijonierių, kiek kišenėje jis turi grynų pinigų. Vieną kitą rytą pats daugiau turi kišenėje pinigų negu tas. Tai va, tame yra visa esmė. Visi pinigai, pinigas pinigą daro, visi pinigai yra versle, įsukti į verslą, dirba. Kaip pasiseks, o kiek daug pinigų prarandama ir visa kita. Ir nieko čia nuostabaus, kad jie dabar mažai uždirba. Tiesiog toks laikotarpis. Ačiū. Dėkui už atsakymą. Replika. Yra replika? Prašom. Geras buvo tas klausimas, bet tai reikia ne atsakymų ar ne dar kažko. Pasiskaitykite deklaracijas, čia aš irgi pateikiau tas deklaracijas, nemanau, kad pats už mane daugiau uždirbi. Toks elementarus. Ne jums asmeniškai adresuota, aš bendrai paklausiau. Matot, verslininkai yra verslininkai visi, mes solidarūs ir moka tiek, kiek atras gali. Jeigu jis negali savo išmokėti daugiau, tai reiškia jis negali. Prašom. Dėkui už atsakymą. Gal atėjo laikas paklausti ir jūsų kitų paklausti. Tai klausė jūs, gerbiama Janina. Taip, poniai Galiauskienei, teikiama teisė Aš turiu klausimą. tokį klausimą. Kaimynams, liberalcentristams. Mes čia taip parašėme, kad šiandien savivalė, rytoj tvirta savivalda. Kaipgi mes pereisim rajone nuo šiandien egzistuojančios savivalės prie tikros savivaldos? Ačiū už klausimą. Tikrai šiandieną mūsų rajone savivalda truputį suprantama iškreiptai ir manoma, kad savivalda tai savivalda. Saviems, tarp savų. Nėra tarimosi, pasitarimo, iškelimo idėjos pačioje visoje tarybos daugumoje, nereikalinga kita nuomonė, kita mintis, nereikalinga tarti su žmonėmis, su piliečiais, aptarti ir to pasiekoje turime teismus dėl šilumos ūkio, teismus dėl atliekų surinkimo ir tvarkymo, besitęsiančius ginčius su miesto bendruomenė dėl šventosios pakrantės tvarkymo, prasidėję nonsensai dėl Smetonos dvaro renovacijos ir pritaikymo, draugystės kino teatro ir kiti, kur su žmonėm nesutarama, kur su tarybos nariais nesusitariama, kur sprendžiama savi ir tarp savų, tai tokius ir turime rezultatus. O mes ir siūlome pilietinės visuomenės kūrimą, žmonės aktyvinti, dalyvauti savivaldoje, kuo mažiau, kad valdžia kištųsi į bendruomenės poreikius, idėjas kelti, priimti sprendimus, juos realizuoti ir kontroliuoti turi bendruomenė. Ačiū. Ir klausimas kandidatas Vydas Patinis. Mano klausimas būtų naujai sąjungai socialdemokratam. Kalbėtų apie didelę skolą. Savivaldybės mūsų labai būtų klausimas konkrečiai, kaip jūs numatot spręsti, kokiais keliais, kokiais sprendimais tas skolas mažinti, konkretumo norėtųsi. Gerai, aš tik tai vieną pavyzdėlį tam, o viskas, jeigu jau tenai pakliūsime, tikrai surasime daugiau galimybių. Sakysime, kaip mes matome šitų skolų mažinimą. Man, pavyzdžiui, tiek man, tiek daliai Ukmergės gyventojų buvo nesuprantamas toks savivaldybės sprendimas, tokia nedideliam rajonui su nedideliu gyventojų skaičiui atsirado 2 administracijos direktoriaus pavaduotojai.
kai šitą darbą prieš tai pilnai dirbo ir vienas. Štai paimkime vieną administracijos direktorių, atleiskime jo komandą, nors man kaip profsąjungiečiui gal negerai kalbėti apie žmonių atleidimą. Bet vat štai jau mes turėsime vieną pradžią, kur galima sutaupyti. Aš manau, kad šitam rajonui tikrai užtektų administracijos direktoriui tik vieno pavaduotojo. Tai vienas iš pavyzdžių. O toliau tenai papuolusio būtų galima pasiieškoti daugiau. Tėvynės sąjungai Lietuvos krikščionis demokratų. Tėvynės sąjungą norėčiau paklausti. Labai daug girdėjom apie miestą, apie miesto viziją, apie miesto kūrimą, apie tai, kad jis dabar gal ir nepakankamai yra kūrimas, bet tikrai pasigedome apie kaimą, apie gyvenvietės, kaip į tai žiūrėtų Tėvynės sąjunga ateityje, jeigu aišku būtų dauguma ir norėtųsi išgirsti šitą temą atsakymą. Ačiū už klausimą, labai džiaugiuosi, kad mane vis klausinėjate. Iš tikrųjų, gal ir nepaminėjome, bet tai nereiškia, kad mes savo programą užmiršom kaimą, užmiršom ūkininkus, užmiršom kaimo gyvenvietės. Tai kasdieninis mano galvojimas, kaip kaime išlaikyti medicinos įstaigas, kaip kaime išlaikyti, kaip socialinės paslaugas, kad gautų gyventojai. Žodžiu, iš tikrųjų, reiks savivaldybei, aš tą jau prieš keletą metų sakiau ir dabartiniai rajono valdžiai, kad viską tai išlaikyti, reikės savivaldybei galvoti ir prisidėti prie to ne tik moraliai, bet ir materialiai. Nes kaime gyventojų nedaugėja, aš labai švelniai pasakysiu, iš tikrųjų tai mažėja. Kaimas sensta. Taip, kad vien viešosios įstaigos, sveikatos ar socialinių paslaugų šito neišlaikės. Reikės savivaldybės pagalbos. Iš kitos pusės, aš labai džiaugiuosi, kad atsigauna ūkininkai. Ir teko kartu su Žemės ūkio ministru susitikti su ūkininkais. Tai labai džiugu, kad tikrai ūkininkai atsigauna, turbūt ir jūs kaip ūkininkas tą pasakytumėt. Ir galima ginčytis, nes aš ne ūkininkė. Bet ūkininkų rėmimas, lietuviškos ūkininkų produkcijos palaikymas turėtų būti. Ir tikrai reikia ir steigti ūkininkų turgelius. Taip pat reikia kaime išlaikyti lietuvišką dvasią. Dėl to reikia atgaivinti kaimų, miestelių šventės. Ir visą kitą. Manau, kad užtenka. Dėkui. Dabar klausimą gali pateikti Lietuvos liberalų sąjūdis. Prašau. Ačiū. Aš klausimą norėčiau pateikti Darbo partijai. Darbo partijos deleguotas investicijų generolas ponas Janickas. Norėčiau, kad atsakytų labai tiksliai ir jeigu aš klystu, pataisytų. Mano žiniomis, dabartinės menų mokyklos, anksčiau buvusios muzikos ir dailės, jų projekto vykdymo metu buvo aišku, kad stogai defektuoti, nekokybiškai padaryti, bėga šlapia. Grindys išklotos tiesiog nuodingom medžiagom, piruojančiom ir vaikams sveikatai kenkiančiom. Ir jūs dedate sąrašą, nelabai lietuviškai pasakiau, ir džiaugitės savo pasiekimais. Mano supratimu, man būtų nesmagu netgi stoti viešai prieš publiką, žinant, kad yra šitokios problemos vaikams. Klausimas jau užteko laikas klausimai. Dėkojam už klausimą. Iš viso galiu pasakyti, kad vienas žmogus padaryti nieko negali ir negalės. Tai yra komandinis darbas. Ir pavyzdžiui, paimti iš kontekstų, ištraukti ir kaltinti vieną asmenį, tai yra nekorektiška. Bet galiu pasakyti apie situaciją, kokia buvo. Gerbiami tarybos nariai visi gerai žino, kokia situacija. Avarinė situacija buvo Senojoje dailės mokykloje. Buvo kalba, uždarom, nebegalime eksploatuoti. Ir buvo priimtas sprendimas atsilaisvinas patalpas, kadangi neturėjom jokių europinių lėšų, iš kurių galėtume sutvarkyti, buvo priimtas sprendimas biudžeto lėšomis patvarkyti nors dalį pastato, kadangi kitas dalis pastato buvo
numatomas gauti europinės lėšas, bet jos iki šios dienos vėluoja, nes pedagoginė psichologinė tarnyba ten nesikels vėliau. Ir aišku, dirbant komandai buvo reiškės pateikta informacija, kad atliktas stogo remontas ir kadangi lėšų yra minimum, buvo priimtas sprendimas, kad stogo netvarkant, tvarkant vidų, kad galėtume įkelti Airės mokyklą, kad jos nereiktų uždaryti. O kad gyvenimas parodo, kad mes negalim numatyti, kas gali atsitikti remontuotam stogui, už kurį duoda kažkokie rangovai. Garantija yra viena. Jeigu mūsų verslininkai yra nesąžiningi ir padaro darbus nesąžiningai, tai tikrai mes už tai nenešam atsakomybę. O kita, eksploatuojant, kiekvieną pastatą eksploatuojant, šeimininkai turi jį irgi prižiūrėti. Žinot, kokia šiemet buvo žiema. Tai aš galiu tiek pasakyti. Tai yra komandinis darbas ir vienas žmogus niekada negali padaryti bet kokio projekto ir vienas žmogus negali nešti atsakomybės. Noriu pareplikuoti, kad čia tikriausiai ir atliko darbus tie ukmergės verslininkai, kurie deklaruoja savo metinės pajamas, pavyzdžiui, 7 tūkstančiai su truputėliu arba 10 tūkstančių su truputėliu per metus. Dėkui. Prašom, toliau. Taip pat norėčiau replikuoti, tik tai su visai kita prasme. Prisiminkime, kad vis dėlto savivaldybėje buvo priimtas tas objektas ir buvo padėti atitinkamų pareigūnų parašai, tačiau šiandien nebandoma ieškoti vis dėlto tų atsakingų asmenų, kurie tą padarė. Ir vis dėlto dar apie meno mokyklą dabartinę norėčiau pasakyti tokią repliką, kad visai nesenai buvo bandoma ir buvo sujungta vien dėl to vardant sutaupimo. Tačiau šiandien matome akivaizdžiai, kad jokio sutaupimo nėra, tik tai padidėja nuostoliai, tik tai be abejo, aišku, buvo vadovai pasikeitę. Tai va, kaip tikroji ir mūsų savivaldos esmė. Dėkui už repliką. Viskas. Dar vieną. Dar viena replika. Jeigu jau iki galo aiškinsimės, tai šita renovacija stogo buvo 2005 metais. Ir šita įmonė, kurie renovavo, jai pretenzijų šiai dienai pareikšti negalima, nes dar kaip priklausė Senamiesčio mokyklai, buvusi Vilkmergėlės mokykla, taigi stogas buvo tada remontuotas. Ir ji yra bankrutavusi, dėja, pretenzijas būtų aiškiai galima pareikšti. Toliau, dėl sujungimo dailės ir muzikos mokyklų į meno mokyklą, tai vėlgi prisiminkim, tai ne vien sutaupimo dalykai buvo, o plėtra jau pirmaisiais metais 2 papildomos grupės. Manome, kad dabar jinai pradės eiti iš apačios. Tai viskas, sakykime, iki galo ir teisingai. Tai atrodo, kad ir baigėsi mūsų šitas renginys. Ir mes, jo organizatoriai, naujienų portalas Ukmergė.lt ir Gimtosios žemės redakcija, dar kartą norim padėkoti, kad dalyvavote ir labai norime tikėti, kad šitas, sakykime, toks pirmas jūsų visų susibūrimas į vieną vietą, pasikalbėjimas, pasižiūrėjimas vieni kitiems į akis ir išsakymas savo argumentų, manau, kad buvo įvairiapusiškai naudingas, taip pat ir jūsų komandoms ir visiems kitiems, kurie čia dalyvavo. Galbūt paaiškėjo, kas ko siekia, kas ko nori ir kas ką kritikuoja ir ko nepatenkintas. Tikimės, kad patekę į valdžią ir valdydami rajoną, jūs vis dėlto įgyvendinsit tai, ką jūs prižadėjot ir žadat mūsų rajono gyventojams. Nes nuo to bus visiems tik tai geriau, o mes galbūt eigoj jūsų kadencijos pabandysim pasidomėti, kaipgi sekasi jums vykdyti savo dabartinius pažadus. Norėtume dar padėkoti mūsų rėmėjams, Jaunimo muzikos klubui Ukmergė ir Ukmergės sveikatingumo centro Sinergija už paramą organizuojant šitą renginį. Taigi visiems sėkmės ir laimėti rinkimus